Tai jau ketvirtasis tavo čempionatas. Kas lėmė, kad jis buvo bene pats sunkiausias iš visų? Tai aš manau, atvažiavom kiek per daug atsipalaidavusios gal. Tikėjomas, kad seksis gal kiek lengviau viskas. Ir manau, tai turėjo didelės įtakos nepalankiem rezultatam mum, bet vėliau turėjom kaip ir mytą su treneriais. Viską pašnekėjom, išsiaiškinom viską su komanda. Susibūrėm pagaliau ir ant galo susikupėm ir pasimokėm iš klaidų. Tai manau, visgi ta disciplina, kiek iššakoja mum, mes kaip ir, sakykime, klausėm trenerių, bet ne visada klausydavom, ne visada norėdom išgirsti, ką jie turėdavo pasakyti. Tai manau, čia vienas iš esminių mūsų trukdžių buvo, kurie sukliudė mum pasiekti aukštesnių vietų. Bet manau, su laiku išmoksim išgirsti trenerius, išmoksim pasitaisyti ir kad ateityje viskas bus tik geriau, nes stengsimės nebekartoti tokių kvailų klaidų. Ir taip pat norėjau padėkoti tiek nuo savęs, tiek nuo visos komandos, visam personalui, visiems treneriam, kurie visuomet mumis palaikė. Kaip čia pasakius, būdavo momentų, kai su mumis atskindavosi, būdavo, kai jau rimčiau pašnekėdavo, bet jie visada palaikė mumis ir bandė kiek tik sugebėdami padėti ir pakreipti visą žaidimą, visas mintis, ten emocijas į gerą ir manau, ant rungtynių galo viskas tai pavyko ir jo, tai didelis ačiū. Tai buvo jūsų debiutas pasaulio čempionate vyriausio trenerio poste. Kaip įvertintumėt visą turnyrą? Geras buvo turnyras, galingi varžovai, tai kiekvienas rungtynės kovojama iki galo ir nebuvo aišku, kas laimės. Tai viskas sprendžiasi visus rungtynės trečiam kėliniui. Tai vertinu visai neblogai, aišku, visada galima geriau, dirbsim ant to ir pradėsim jau ruoštis kitam sezonui. O kaip keičiasi turnyro lygis lyginant su praėjusiais čempionatais? Pakilo lygis, nes ir mūsų žaidėjas turi suprasti, kad ne vien tik jos nori pasiekti pergalę. Ir visos varžovės dirba nuo pat sezono pradžios ir būna savo geriausiai formai jau čempionato metu. Tai tas mus laukia ir kitą sezoną ir tikrai bus dar sunkesnis turnyras nei buvo dabar.